Klausytoja rašo, kaip tai nematė Jėzus prisikėlimo, o jo mokiniai, kuriems pasirodė pakeliu į Emausą, po to su jais valgė, tada jie atpažino prisikėlusi Jėzų, o Paulius nukrito nuo arklio. Jėzus pasakė, ar ilgai mane persekiosi? Paulius pakeitė savo gyvenimą, buvęs krikščionių persekiotas, tapo jo sekėju, o kad jo mokiniai atidavė už jį gyvybės, išskyrus Joną, kuris sulaukė senatvės. Girdėjo, kad kažkoks kunigas ar pastorius tai pasakė, bet niekada nepatikrino. Apie mokinius iš Emauso aprašo iš esmės Lukas. Morkus užsimena vienoje eilutėje, kad buvo tokie mokiniai, kurie keliavo į kaimą už Jeruzalės ir viskas daugiau, bet plačiau aprašo tik Lukas. Kada Luko Evangelija parašyta? Paimu Bibliją, Senasis ir Naujasis testamentas, išleido Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos vyskupų konferencija kartu, tiek protestantai, tiek katalikai Lietuvos. Ir čia yra paaiškinimai. Paimkim Luko Evangeliją. Tai čia žiūrėkit, ką aiškina. Įvadas prie Luko Evangelijos, pagal tradiciją priskiriama Lukui, iš pagonių kilusiam krikščionių gydytojui apaštalo Pauliaus bendražygiui parašyta apie 80 metus po Kristų. Visas šitas Emauso keliavimas vyko kokiais 33 mūsų eros metais, ne? Evangelija parašyta 80, vos ne 50 metų praėjus. Žiūrėkit, prieš 50 metų kas buvo. Daugelio jūsų nebuvo iš viso. Kaip tu gali atsiminti? Prieš metus, prieš 2 daug dalykų mes pamirštam, iškraipam atmintis, jeigu ir buvo kažkoks dalykas, o čia prieš 50 metų. Aprašė girdėjusių žmonių kažko, patsgi nematė Lukas, aprašė girdėjusius neva savo akim. Na, o jeigu imti istorikus nekrikščionius, kurie bando pritempti, kad jų doktrina pateisinta. Paprastai dominuoja istorijų požiūris, kad maždaug apie 130-140 metų po Kristaus buvo parašyta Luko Evangelija. Tai kiek? 90 metų beveik. 80-90 metų praėjus. Jau apipinama legendom per tiek laiko tokie dalykai. Būkim tokie kilnę dvasiai, paimkim krikščionių variją. Sakykim, belniai, nekritikuojam. Gerai. Luko Evangelijos tekstas. Ne, šitam rašte parašyta, kvailys tiki kiekvienu žodžiu. O išmintingas apsvarsto viską rūpestingai, teisingai. Lukas pasakė viskas tokiu. Ne. Ar galima pasitikėti Evangelijos žodžiais? Konkrečiai Luko Evangelijos žodžiais. Yra šiokia tokia problemėlė. Be Luko yra Matas, Morkus ir Jonas, dar 3 evangelistai. Iš viso yra 4 evangelijos. Ir Luko Evangelijos tekstas kertasi su kitais evangelistais labai smarkiai. Lukas, kuris aprašo mokinių iš Emauso legendą, sceną, jo Evangelija labai kertasi su kitais evangelistais. Nu, žiūrėkit, aš duosiu keletą pavyzdžių. Imkim Luko Evangeliją ir pažiūrėkit, palyginsim su kitom Evangelijom. Luko 23 skyrius, pasižiūrėkim. 33 eilutė sako. Atėjo vieta, kuri vadinasi Kaukuolė, jie nukryžiavo jį ir 2 piktadarius. Vieną iš dešinės, antrą iš kairės. Duoda informaciją, kad kryžiuoja Galilėjietį ir šalia jo 2 piktadarius. Vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Dar 2 nukryžiuoja. Iš viso buvo 3 kryžiuojami. Visko dabar neskaitykim, pažiūrėkim nuo 39 iki 43 eilutės. O čia už širdies griebiantis scena. Jautri tokia, kad kiekvieną davatką pradeda net verkti išgirdus tokią gražią sceną atsivertimo. Paskaityk. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltėlių pikžodžiavo jam. Jei tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebei pats būdamas taip nuteistas. Mūdu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė. Ir jis tarė Jėzų viešpatie, prisimink mane, kai ateisi savo karalystę. Jėzų viešpatie išpažįsta ant kryžiaus, atsiverčia. Ir Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau, tau šiandien su manimi būsiu rojuje. Vienas piktžodžiavo, kitas geras, doras, atsivertęs. Ir Jėzus jam rojų pažada. Tai teisuolis, jeigu rojų pateks iškart, be jokių skaistyklų, kaip katalikai sako, tiesiai į rojų. O dabar pažiūrėkim, ką rašo kita Evangelija, Mato Evangelija. Mato 27 skyrius. Irgi rašo tą patį dalyką. 2 piktadariai yra, viskas tas pats. Mato 27 skyrius, 38 eilutė sako. Kartu su juo buvo nukryžiuoti 2 plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Viskas tvarko, 2 plėšikai iš dešinės ir kairės. Žiūrėkim toliau. 44 eilutė, taip pat jų užgauliuoja ir kartu nukryžiuoti plėšikai. 2 plėšikai ir daugiskaitai plėšikai užgauliuoja. Abo. Nėra jokio atsiverčiančio vienas, o viešpatie prisimink mane dangaus karalystėj. Nėra. Čia 2 užgauliuoja, ten tik vienas, kitas geras plėšikas. Žiūrėkit toliau. Luko 24 skyrių paskaitykim dar vieną atvejį. 1-2 eilutė. Pirmą savaitės dieną vos brėkštant jos, tai yra moteriškės iškatėjo prie kapo nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo. O jis vidun neberado viešpaties kūną. Taigi ateina moterėlės ir ką randa? Randa akmenį nuritintą, sako Lukas. O Matas sako, o nė velnio nerado nuritinto. Rado užritintą akmenį.
Ir jų akivaizdui tas akmuo buvo nuritintas, jos nerado. Pažiūrėkit, Mato Evangelija, 28 skyrius, nuo 1 iki 4 eilutės. Mato Evangelija, 28 skyrius, nuo 1 iki 4 eilutės. Ta pati scena prašoma pas Matą, bet jau kitaip žiūrėkit. Sabatui pasibaigus, auštant pirmai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapą. Iš tai kilo smarkus žemės drebėjimas, nes viešpatės angelas, nužengęs iš dangaus atėjo, nurito akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Ateina moteriškės, kyla žemės drebėjimas, kai jos jų atėjo. Tada jų akivaizdį nuritina akmenį angelas ir atsisėda ant to akmenį. Visai kitas dalykas, tai ar rado akmenį nurystą, ar nerado nurystą akmenį. Smulkmena. Bet sako, kas ištikimas mažuose dalykuose, tas ištikimas, kas neištikimas mažuose, neištikimas dėliuose. Jeigu va tokius dalykus maišau, nes tu negali dėliais tikėti. Pats jau sako, neištikimas bus. O jo Evangelija neištikima mažuose dalykuose. Nors čia nėra maži dalykai, čia labai svarbus dalykai. Čia liudimas prisikėlimo, kaip krikščionis sako. Ir tas žiūrim liudimas, kad jie vienas kitam prieštarauja, tai ko verti tokie liudytojai. Teisme tokiais liudytais niekas nepasitikėtų. Žiūrėkim toliau. Luko 24 skyrius, pirmą eilutę, pirmą savaitės dieną bėgti, atėjo prie kapo nešdamas paruoštus tepalus. Kiek tų buvo moterų? Paskaitykim 10 eilutę. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios pasakoja. Tai žodžiu kelios moteriškės. Marija Magdalietė, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis. Dar mažiausiai 4. Tuo tarpu pažiūrėkit Mato Evangeliją, 28 skyrius, pirmą eilutę. Sabatui pasibaigus 81 savaitės dieną, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapą. Tik 2. Kuris istorinis liudijimas teisingas? Per kurį šventoji dvasia kalba? Ar per abu kalba, prieštaraudama savo šventą dvasią? Normaliai. Tai kas čia per jūsų dvasią tokia, kuri pati savo prieštarauja, pati pasako, pati paneigia konkrečiuose dalykuose. Važiuojam toliau. Luko 24 skyrius, žiūrėkit, 3 eilutė. Taigi moteris apstulbo ir nežinojo, ką daryti. Štai per jų atsirado 2 vyrai spindinčiais drabužiais, jos susigando, nuleido akis, o tie vyrai tarė, ko ieškote gyvo tarp mirusių, nėr čia jo prisikėlė, atsiminkit. Taigi moteriškės nusigąsta, akmuo nurystas ir atsiranda 2 angelai, 2 vyrai baltais drabužiais. 2 angelai. O pas Matą vienas angelas. Pažiūrėkit, Mato 28 skyrius, 2 eilutė. Ir štai kilo smarkus žemės drebėjimas, viešpats angelas nužengęs iš dangaus, nurito akmenį nuo angos ir sėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, drabužiai balti kaip sniegas, išsigandė jo sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi. O angelas tarė moterims, nebijokit, aš žinau, kad ieškote Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas. Čia vienas angelas, ten 2. Tai 2 ir 1 angelas. Nesusiskaičiuoja liudytojai. Jėzaus liudytojai nesusiskaičiuoja nei angelų, nei moteriškių. Niekas su nieko nesutampa čia. Žiūrėkit, Luko 24 skyrius, toliau 9 eilutę pažiūrėkim. Moteriškės čia pamatė visas tus angelus, nurystą akmenį ir taip toliau. Žiūrėkit, 9 eilutė. Ir sugrįžusios nuo kapo, viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Grįžo ir paliudija, ką matė. Visiems kitiems, kas yra, kapas tuščias, Jėzus nebėra, prisikėlė angelai, sakė, prisikėlė ir taip toliau. Taip. O dabar žiūrėkit, Morkus 16:8. Jos skubiai išėjo ir nubėgo nuo kapo, nes drebėjo ir buvo apstulbusios, persigandusios jos, niekam nieko nesakė. Lukas sako, visiems pasakė mokiniam, ką matė. Morkus sakė, niekam nieko nesakė. Va tau ir istoriniai liudijimai. Tai kuriuo, ar Luku man pasitikėti, ar kitom evangelijam, ar kaip čia? Ko vertas toks istorinis liudijimas? Žiūrėkit, Luko 23, 4 pažiūrėkit. Dar vienas atvejis. Kada Jėzų prikalė? Buvo apie 6 valandą, sako, 4. Buvo apie 6 valandą, kai visoje šalyje pasidarė tamsu ir buvo iki 9 valandos saulė užtemo ir taip toliau. Prikalė ir 6 valandą įskabo ant kryžiaus ir sutemo viskas. O dabar palyginkit su Jono Evangelijos 19 skyrius, 13-14 eilutės. Išgirdęs pilotas išvedė Jėzų laukan, atsisėdo į teismo krasę, kuris stovėjo vietoje vadinama akmenės grindis, hebrajiškai Gabata, buvo diena prieš Paską, apie 6 valandą, jis tarė žydams, štai jūsų karalius. 6 valandą jis piloto teisme, dar nenuvarytas į Alyvų kalną, neprikaltas. Tai palauk, 6 valandą piloto teisme ir 6 valandą ant kryžiaus kabo jau. Kaip tai? Jonas ar Lukas? Kuriuo man tikėti, Gal patarsit? Aš jau nebekalbu, kad čia Dievo įkvėptas šaltinis negali būti, bet jau kaip istorinis šaltinis jis nieko vertas. Toks tekstas. Nieko vertas. Bet dabar paimkim netgi tą Emauso. Sakykim, čia būtų teisingai užrašyti. Daleiskim, prileiskim, nors įrodymų nėra, ne? Visa ta Emauso mokinių scena man įrodo, kad jokio prisikėlimo nebuvo. Kad Emauso mokiniai Jėzus nematė. Taip. Emauso mokiniai Jėzus nematė. Pasižiūrėkim. Mokiniai iš Emauso keliavo su Jėzum ir jo nepažino, kad čia Jėzus. Luko 24 skyrius nuo 15 iki 31 eilutės. Žiūrėkit, koks įrodymas, kad Jėzus prisikėlė.
Nuo 13 skaitau eilutės. Ir štai 2 iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tos įvykius, jiems tai besikalbant, besvarstant, prisertino pats Jėzus ir jie kartu. O jis paklausė jų, apie ką kalbatės eidami nuliūdę. Vienas iš jų Kleopas atsakė jam, nejaugi tu esi vienintelis ateivis Jeruzalei. Ir nežinai, kas šiomis dienomis atsitiko. Jis paklausė, kasgi. Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų valdovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. Tai labai netoks ir galingas jau paėmė ir nukryžiavo. Tokį galingą, ne? O mes vylėmės, kad jis tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau 3 diena, kaip tai atsitiko. Bet to kai kurios mūsiškės moteris mus labai nustebino. Anksti rytais buvo nuėjusius pažiūrėti kapą ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusius angelus, kurie sakė, jas ant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo nematė. Tada jis jiems tarė, o jūs neišmanėli, kokias nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai, argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir eiti savo šlovę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindavo visus pranašus, aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta, jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo. Jis dėjosi einas toliau, bet jie sulaikė, įsakydami, pasireik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis susuko ir pasiliko su jais, atsisėdęs prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Kur tas Emausas? Skaitom 13 eilutę. Ir štai 2 iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. 60 stadijų atstumas. Atėję į tą kaimą, jie ėjo vakarieniauti, taip? 28 eilutė. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, reiškia, į Emausą. Ir jie čia pakvietė vakarienę. Kiek yra stadija? Imu vėl katalikišką vertimą, 470 puslapis, ten yra visi matai. Ilgio tūrio pločio matus, 470 puslapyje, ilgio matai nuotoliam. Stadijas 185 metrai. O kaimas nuo Jeruzalės su 60 stadijų. 60 dauginami 185 kiek? 11 400 metrų, ne? Daugiau kaip 11 kilometrų. Kiek mes eitom 11 kilometrų? Nu, sakym, 2,5 valandos 11 kilometrų. Eina mokiniai, Jėzaus mokiniai, neaišku, kokie mokiniai, 12 nepriklausė, gal 70, gal dar kokie tai mokiniai, kas čia žino. Nei vardų vienas vardas Kleopas duotas, bet Kleopas net nežydiškas vardas. Kleopas yra graikiškas vardas, nežyda vardas. Žydas negali tokio vardo turėti. Kleopas, vyriškas ekvivalentas Kleopatra. Tai iš vis žmogus, kuris turbūt nieko apie judaizmą nežino. Jam, kad pasakysi, kad Mesijas turi prisikelti ar atpirkti, viskas jis priims. Apie kitą iš vis nieko nežinom. Net nežinom, kas tai per mokinį. Liudytojai, apie kuriuos mes nieko nežinom, tik vieną žinom vardą, kad jis net nežydas. Kai jis iš vis gali žinoti. Eina per 2 valandas. Greit jie tiesiog, pjovė kaip turi būti, skubėdami. 2 valandas eina ir nepažįsta, kad čia Jėzus. Dabar aš sakysiu, aš Jonas Biliūnas prisikėlęs. Pažiūrėkite, pažiūrė nuotrauką Biliūno, pažiūrėjau, nelabai. Bet jūs puolat ant kelių Jonas Biliūnas. Tai kaip pavadinti tada tokia nesąmonė būtų? Kaip tų žmonių protelis, kokią dydžią? Voverė protingesnė turbūt. Kaip gali nepažinti? Bent jau sakytų, ale dievuliu, kaip tu panašus į tą Jėzų. Iš profilio ir žiūrint, taip važiuojant, įsižiūrėjus, blema, gaus tu panašus, ne? Visai tai kaip Jėzus atrodai. Ne. Šneka, pasaka, tu ką, čia nežinai, kas ten įvyko apie Jėzų. Nes ne Jėzų, mato ne Jėzų jie. Dabar žiūrėkit, gerbiamųjų. Jie mato ne Jėzų, čia įrodymas, kad Jėzus prisikėlė. Ir nepažina visokia. Vakarieniauja dar nepažina. Ir pažino, žinot iš ko? Paėmė duoną, tai mano kūnas, imkite. O, čia jau Jėzus bus. O Dieve mano prisikėlė. Fantastika, ar ne? Įrodymas. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Viskas įrodyta, čia Jėzus. Daugiaugi niekas negali tai pasakyti. Neįmanoma, liežuvis į mazgą susiryštų. Negali šitai pasakyti. Čia bus Jėzus. Ir varo atgal 11 km 100 metrų Jeruzalę, sakyti, priskėlė, o Dieve. Kas ten per kompaniją, apsaugok tu viešpatę. Čia kaip tik tai Emauso mokiniai rodo, kad čia ne Jėzus. Mato kitą žmogų. Ir tas kitas žmogus vaidina Jėzų, taip pat ranką sudeda, imkite ir valgykite mano vaikai, nes tai yra mano kūnas ir kraujas, tai darykite mano atminį. Jėzus, aleliuja, prisikėlė. Čia taip įrodinėjimas Jėzus prisikėlimas buvo. Ir ne tik tai 2 šitie keliavo į Emausą, nei jo pagrindinė davatka Marija Magdalena nepažino, nei 12 apaštalų, nei vienas nepažįsta jo. Mato kitą žmogų. Žiūrėkit, Marija Magdalena, imkim Luko 20 skyrių, nuo 11 eilutės iki 27. Marija stovėjo lauke prie kapo ir verkė. Verkdama jį pasilenkė, pažvelgė į kapo vidų ir pamatė 2 angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvūgalį, kitą kojų vietoj ten, kur būta Jėzaus kūną.
Kas mato, sėdi ant akmenio vienas angelas, o čia pas Luką 2 angelai šalia kapo nusileidžia. Jie paklausė, moterie, ko verki? Jie atsakė, paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarus jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Ir šitą jau kojas plaukais jam šluostė, aliejum tepė. Sekė iš Galilėjos, sako jinai, Luko Evangelijos 8 skyrius, sako, iš Galilėjos sekioja su visais mokiniais. Jinai vaikščia iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą su Jėzu. Jau gerai žinojo, kaip Jėzus to, bet nepažįsta, nu ne Jėzus. Kaip tu dabar atsisuki ir Jėzus stovi? O ne, nepažįsta, nepažino. Bet nepažino, kad tai Jėzus. Jėzus įtarė, moterie, ko verki, ko ieškai? Ji manydama, kad tai ir iš balso nepažįsta, ar balsas ne tas. Išvaizda ne ta, viskas, nepažįsta. Niekas nepažino. Ji manydama, kad tai sodininkas sakė, gerbiamasis, jei tamstai išnešiai pasakyk, kur jį padėjo, aš jį paimsiu. Ir Jėzus jai sako, Marija. Ir tada jis puola ant žemės atsigręžti, rabūni, tai reiškia mokytojai. O, jūs neliesk manęs atstok. Suvaidino tokia, kaip Jėzus įkreipdavosi. Dar ir aktorius prastas. Įjungi dviračio žinias ir žinai, kokį politiką vaidina, ar ne? A čia nelabai ir kalba, ir turi labai kokią frazę. Žiūrėkim, kitas atvejis. 12 beraščių žvejų. Jono 21 skyrius. Nuo 1 iki 4. Paskui Jėzus pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė, tai buvo draugė, žiūrėkit kas. Patys artimiausi Simonas, Petras, Tomas vandens dvynių, Natanielius iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar kiti Jėzus mokiniai. Artimiausias ratas. Ir Simonas Petras sakė, einu žvejoti. Jie pasisiūlė, ir mes einam su tavim. Nuėjo, to jau sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Ryto aukšto ant krantą pasirodė bestovis Jėzus, bet mokiniai nepažino, kad tai buvo Jėzus. Lukas rašo, kodėl tie Emauso 2 pridurkai nepažino Jėzus, nes jiem akis buvo užtrauktos. Pažiūrėkit, Luko 24 skyrius, 16 eilutė, jų akis buvo uždengtos ir jie jo nepažino. Kaltos jų akis, ten širdies kietumas ir dar kažkokias vidinės psichologinės problemos, kad jie nepažino. Bet Morkus paneigia šitą, sako, nė velnės su jų akim viskas gerai buvo, akis kaip peizolai buvo. Problema buvo, kad Jėzus pasirodėgi ne savo, kitų pavydalų jie. Pažiūrėkit, Morkaus 16 skyrių, 12 eilutė. Po to jis pasirodė 2 iš jų kely į kaimą, tačiau kitokių pavydalų. Ne savo pavydalų. Ne akis čia užvelgtos jį buvo. Viskas gerai su akim, tai buvo kitas žmogus, kitas pavydalas. Jis pasirodė, mirė Petras, o jis pasirodė Jono pavydalu. Ir dabar tu turi sakyti, kad Petras priskėlė, taip? Matai Joną, oi, blemba, Petras priskėlęs. Čia kaip, čia su logika, čia įrodinėjimo būdas toks. Mėly krikščionys. Suprantu, kad palaiminti tiki nematė. Paprasčiausiai, bet kvailų būti nepalaiminimas. Prakeikimas. Paulius matė, prisikėlus Jėzų, krito nuo arklio, matė Jėzų ir viskas, jis atsivertė ir taip toliau. Palaukit, mieloji, Paulius Jėzus nematė niekada. Jis nebuvo nei tarp Jėzus mokinių, nei tarp 12, nei tarp 70, nei tarp vaikščiančius, nei tarp klausių. Jis nebuvo visiškai, jis buvo kita barikadų pusė. Paulius matė regėjimą. Yra toks dalykas psichopatija. Teko girdėti tokį reiškinį. Psichopatas mato haliucinacijas. Dalykai, kurių neegzistuoja, girdi žodžius, kalbas, kurie neegzistuoja tikrovė, jaučia kvapus, kurių nėra tikrovė. Tai yra psichopatija, tai yra psichikos sutrikimas. Krito nuo to arklio, o kiek žmogui reikia. Susitrenki, užsigauni ir pažeidus po tam tikros traumos, žinokit, gali būti atsirasti haliucinaciniai. Netgi kad tai nebuvo tikras faktas, kad tai greičiausiai iš vis melas buvo Paulius dar. Už tai sakau, regėjimas nėra įrodymas, kad prisikėlęs. Dieve mano, vaikystėje buvo parapijai tokia babulė, amžinatilsi dabar, matė Mariją. Matė, ėjo pas karvę ir matė Mariją. Aš dėl to ginčiusius. Ar man dabar pulti tikėti, kad Marija egzistuoja, įrodosi, Dievo motina. O jeigu per palatas, ten, sakykime, jums pervestų gydytojai, susipažintumėt su labai įdomiom asmenybėm, daug matančiam, girdinčiam, kontaktuojančiam. Nuo kontakto su kitom visatom iki kontakto su pačiu ponu Dievu. Pilna tokių yra. Ar čia įrodymas? Regėjimas, haliucinacija. Regėjimas tai nereiškia, kad tai pranašiška, tai gali būti haliucinacija, gali būti ligos požymis, o ne Jėzus prisikėlimo įrodymas. Vienintelis įrodymas jo paties pasakojimas. Vienintelis įrodymas tai jo paties pasakojimas, kad jam pasirodė Jėzus regėjime kely. Jis Apaštalų darbuose 3 kartus papasakoja savo šitą istoriją ir visus 3 kartus savo prieštarauja. Čia kaip dabar mums tikėti? 3 kartus žmogus savo prieštarauja.
Pasakoja sekantį kartą, paneigia tai, ką jis pirmą kartą pasakoja. Pasakoja trečią kartą, paneigia dar 2 kartus, kai jis pasakojas yra. Tai kuriuo man tikėjai dabar, Paulių? Keliuose skyriuose jisai aprašo iš tos dalykus. Apaštalų darbų 9 skyriui ir 22 skyriui ir 26 skyriui. 3 kartus jis papasakoja ir visus skirtingai. Žiūrėkime. Imkime Apaštalų darbų 9 skyrių. Pažiūrėkime vieną versiją. Paskaitykime nuo 3 iki 7 eilų. Kai keliaudamas priartėjo čia Saulius, reiškia prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą sakant jam: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji. Čia įrodymas, kad Jėzus prisikėlęs. Jeigu girdi balsus, aš Jėzus, sako, klausau Viešpatie, ką norėjai pasakyti, kad tu Dievas. Tai ką čia dabar faktas, įrodymas, kad Jėzus mane Dievu paskyrė. Kas tas Viešpats sakė, Jėzus, kurį tu persekioji, sunku tau spiriotis prieš aksną. Kelkis iki miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Stop, ir čia užsifiksuokim. Balsą girdi, bet nieko nemato kiti. Sauliau, Sauliau iš dangaus, ir jie girdi visi, bet nieko nemato. Mato tik tai vienas Paulius, šviesa. A dabar pažiūrėkim 22 skyrių, nuo 6 iki 9 eilutės. Man keliaujant ir artinantis prie Damasko apie vidurdienį, staiga mane apšvietė ryškiai šviesa iš dangaus. Aš kitu ant žemės išgirdau balsą, man sakė: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji. Aš paklausiu, kas tu Viešpatie. Jis man sakė: aš esu Jėzus iš Nazareto, kurį tu persekioji. 9 eilutė dabar akcentas. Buvusieji su manimi matė šviesą ir išsigando, bet negirdėjo man, ką man čia balsą. Ten, sako, nieko nematė, bet balsą girdėjo. Čia, sako, nieko negirdėjo, bet matė šviesą. Štravimas. Tai kaip dabar man šito liūdimu imti, kad žmogus, kuris pats 3 kartus pasakoja, nesugeba net rišliai sužeto nupasakoti. Tai matė šviesą ar nematė? Vienu sako, matė, kitų, kad nematė. Girdėjo balsą ar ne? Vienu sako, girdėjo, kitų sako, negirdėjo. Antras prieštaravimas. Apaštalų darbų 22 skyrius, nuo 12 iki 18 eilutės, žiūrėkit. Čia to šviesos įsigandė, reiškia, ir toliau sako Jėzus jam iš dangaus. Skaitau nuo 10. Aš dar paklausiu, ką man daryti Viešpatie. Viešpats man tarė: kelkis iki Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Pauliui nesako, dėl ko tu čia dabar mane apšvytinai ir numetį nuo arklio, kas čia bus. Nesako, eini dabar staigiai į Damaską, ten tau bus pasakyta, ką daryti. Nieko nesako, Damaske viskas bus perduota. Kadangi to šviesos šlovės apakytas nieko nebemačiau, palydovų rankos vedamas pasiekiau Damaską. Toks Ananijas įstatymų požiūriu dievotas vyras, apie kurį gerai liūdėjo visi aplinkiniai žydai, atėjęs stojo prieš mane ir tarė: broli Saulių, prarijėk, ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo: mūsų protėvių Dievas susirinko tave, kad pažintų Dievą, išvystum teisų, išgirstum balsą iš jo lūpų. Nes tu būsi jo liudytojas visiems žmonėms, skelbdamas, ką girdėjai, regėjai. Žodžiu pasakė, tu būsi įrankis liudytojas ir skelbsi visiems, ką girdėjai, ką regėjai, ir tu būsi jo apaštalas. Šitą perdavė tik tai Damaske per Ananiją, nesakė regėjimo metu. Tuo tarpu pasižiūrėkim 26 skyrių. Skaitau nuo 13 eilutės iki 18. Kelyje vidurdienį karalių aš taiga išvydau, kaip mane keliavusi su manimi apšvietė šviesa iš dangaus skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėm žemėn ir aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji, sunku tau spyruotis prieš aksną. Aš paklausiau, ką tu Viešpatie, jis sakė: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis tokis ant kojų, aš tau apsireiškiu, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matė ir kuriuos tau apreiškiu. Pasako, kuo paskiriu, viskas, tu būsi liudytojas mano. O ten, skaitėm, nesakė, eisi Damaskan ir ten tu bus pasakyti. Ten Ananija šitą pasako. Visiškai priešingai aprašo. Pats Paulius, ar regėjime tau pasakė, kad tave paskiria liudytojų rinktinių, ar tau liepia tik eiti į Damaską? Damaske Ananijas pasakė. Tas pats Paulius pasakoja, toj pačioje Apaštalų darbų knygoje. Ir pats prieštarauja. Jau juokinga, toj pačioje vienoje knygoje, to paties Apaštalo Paulius mokinio Luko rašyti prieštaravimas ant prieštaravimo. Paties Paulius pasakojime. Laikom čia pirštą dar Apaštalų darbų 26 skyrius. Paskaitim 14 eilutę. Mes visi parpuolėm žemę ir aš girdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji, sunku tau spyruotis prieš aksną. Mes visi parpuolėm žemę. Aha, žemėn krito visi. Rašot, mes visi parpuolėm žemę. O dabar pažiūrėkite Apaštalų darbų 9 skyrių. 4-7 eilutės. A ten tik vienas Paulius, o kiti stovėjo, neparpuolė žemę, žiūrėkite. Apaštalų darbų 9 skyrius, 4 eilutė sako: čia apšvietė, jis krito ant žemės ir išgirdo balsą sakantį: Sauliau, sokome, krito Paulius. Jis krito, žiūrėkite, 7 eilutė, su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau ne. Vyrai stovėjo, Paulius krito. O ten visi krito. Žodžiu, kaip nori, taip ir pasakoji. A mes turim tikėti. Oi, įrodymas Jėzus apreiškimo. Čia įrodymas. Šita kakofonija įrodymas. Kiekvienas teiginys kitam teiginiui, paties Pauliaus. Tad pačiam Testamente Paulius pasakojamas į savo prieštaravimą.
Dabar dėl apaštalai atidavė savo gyvybės už Jėzų. Nu jau gyvybės duoti, tu esi įsitikinęs, kad priskėlė, ar tu būdamas netikras, neturėdamas įrodymų, tu duosi gyvybę. O čia dar yra viena pasaka, legenda iš 3-4 amžiaus. 3-4 amžiui pasirodo šitas legendos be jokio istorinė pasaka. Tai yra mitologija, tai yra pasaka, nėra istorinis faktas. Naujam testamente aprašyta tik vieno apaštalo Jokūbo mirtis. Visi kiti gyvi ir sveiki gyveno. Rinko savo turtą, pinigus, visi parduodavo namus, dirvas ir nešė pinigus dėjo apaštalam po kojų. Jie sėkmingai gyveno, šlovindami savo tą Jėzų. Nukirto tik Jokūbą. Vienintelis buvo apaštalas žuvęs. 12 skyriuje apaštalų darbos pasakyta, nukirto Jokūbą. Žiūrėkit, su to Jokūbo nukirtimu. 12 skyrius, 1-2 eilutė apaštalų darbų. Įsivaizduokit, apaštalas, pirmas kankinys, pats pirmas nužudytas. Ir daugiau net nemini, kad kas kitas būtų nužudytas. O tuo metu karalius Erodas pakėlė ranką prieš kai kuriuos įvažiūrė žmonės, jis nukirto kalavį Jokūbą, Jono brolį. Ir viskas. Vienintelis kankinys iš 12 apaštalų. Iš 11 apaštalų, Motiejus skaitam bus 12. Vienintelis kankinys aprašytas tų laikų knygai. O kadangi Naujas testamentas rašytas visas ten praktiškai po 70 metų, po visų šitų įvykių. Tai visi kankiniai turėjo būti aprašyti, visi jau žuvę turėjo, visi jau kanopą sužvertė. Nieko nemini. Kažkodėl. Bet palaukit. Nu gerai, bent jau Jokūbą pamini. Kankinys atidavė savo tikėjimą drąsiai didvyriškai už Jėzų. Neįsižadėjo Jėzaus. Bet čia nerašo apie jokius įsižadėjimus. Nukirstino ir viskas. Kodėl tokio apaštalo neprašo? Kaip pavyzdys jaunimui, kaip reikia laikytis tikėjimo. Nu čia turėtų paminėti, aprašyti, kaip jis didvyriškai laikėsi, kaip jį kankino tenai su įkaitinta geležima. Jis, ne, aš Jėzus neįsižadėjęs, aš mačiau jį prisikėlusi ir man rojus pažadėtas. Nėra viso, kodėl taip šikščiai lakoniškai vieną eilutę nukirstino Jokūbą. Viskas. Paaiškinimas vienas, agi nėra krikščionim ką pasakoti. Nebuvo jokios kankinystės, paėmė ir nukirstino. Turbūt jis ten šliaužė, maldavo, nežudykit vyrai, atsisakau to Jėzaus, kad jį velniai, prakeikio aš jį, tik tai nelieskit manęs. Nėra ką rašyti. Aš tai nukirtino Jokūbą, viskas kaip niekur nieko. Jokio kankinys, didvyris. Kiekvienas dalykas čia pompastiškai išpūstai pateikiamas. Daug tuščių žodžių, šviesa, garbė, malonė, tikėjimas, kraujas, bla bla. A čia nieko. Ar greičiausiai, kad jis maldavo, atsižada, aš to Jėzus tik nelieskit. Bet jau Erodas tai aišku. To jo nepermaldusi. Konkretus vyrukas. Paėmė ir nukirto. Tai nėra čia jokios kankinystės. Mitas sugalvotas, nieks nemirė. Va vienas Jokūbas, bet ir tai jis tikėjimo negynė. Paėmė ir nukirto Erodas. O dėl šlovinimo, pavyzdžiui, aš esu muzikė, dirbu muzikinį darbą. Mane šlovinimas užveda atgailai, dorumui, atleidimui. Man svarbu, kad būtų profesionalus šlovinimas, o ne šiaip staugimas. Labai įdomiai nuskambėję, mane šlovinimas užveda atgailai, dorumui, atleidimui. Įsivaizduokit, atgailai užveda šlovinimas. Įsivaizduokit, mes pavogėm kažką, apiplėšėm, nužudėm ir vat nėra atgailos, nesigailim, bet užgrojam smuikų vargonai ir tada viskas atgailaujam. Ir vėl nustoja groti, vėl nebe. Dorumui šlovinimas užveda. Palaukite, kas tai per dorovę, kad aš būčiau doras, kad aš kažko neapvogčiau, nežudyčiau, nesvetimaučiau, nemelagingai, reikia smuikų pagriežti. Ant kokio emocinio nestabilumo viskas. Užveda atgalai, dorumui, atleidimui. Jeigu man negroja muzika, aš negaliu atleisti. Tai palaukit, tai kažkokia problema viduje yra. Sprendimuose, moraliai, valiui. Man turi būtinai įvesti emocijas kažkokias, uždėti, tada aš būsiu doras ir geras. O vat nėra emocijų, man nedavė, viskas, aš blogas. Aš net gailausiu, aš būsiu nedoras. Čia kažkaip, jūs suprantat, nelabai gerai. Švelniai tariant, nelabai gerai. Dorumas arba yra, arba nėra. Nepriklausomai groja kas, kiek groja, kaip groja profesionaliai ar mėgėjiškai. Ar iš vis negroja. Moralė. Nevogsiu, ar kai gros, ar kai negros, ar kai gros Lietuvos nacionalinis filharmonijos orkestras, ar gros kaimo muzikantų kapela, ar iš vis niekas negros. Aš vienodai laikysiu. Aš nevogsiu, aš nežudysiu, aš nesvetimausiu. Jeigu aš doras. Ir dar įdomu, užveda atgailai. A tai kodėl neužveda nuodėmės nedaryti, kad atgailai tai užveda. Tai geriau iš karto užveskim, kad iš karto žmogus būtų geras ir nuodėmės nedarytų, nereiks atgailauti, ne? Ne, kažkaip ne, atgailą reikia daryti, nes nuodėmės darysim, nes nedaryti nuodėmių tai neužveda, bet atgailą tai užveda. Paprastai šventame rašte, turiuomenį šventą raštą, ne Naujojo testamento, Tanachą, muzika padeda žmogui palengvina tik tai velnio apsėstam.
Pasižiūrėkim, 1 Samuelio 16 skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės. Bet viešpaties dvasia pasitraukė nuo Sauliaus. Kaip žinot, karalius Saulius įpuolė į nuodėmę, į atkritimą, smarkų atkritimą, labai. Ir viešpaties dvasia pasitraukė ir piktoji dvasia nuo Dievo kankino jį. Tiesiog užvaldė į piktoji dvasia. Taip. Saulius tarnai kalbėjo jam, štai piktoji dvasia nuo Dievo kankina tave. Tegul mūsų valdovas įsako savo tarnams suieškoti vyrą, kuris gražiai skambina arfą. Kai tave apims piktoji dvasia nuo Dievo, jis skambins ir nuramins tave. Ir dabar pasižiūrėkim. Toliau nebeskaitysiu. Suranda Jesės sūnų Dovydą, atveda pas Saulių ir žiūrėkit 23 eilutę, paskutinę skyriaus. Kai piktoji dvasia nuo Dievo apimdavo Saulių, Dovydas skambindavo arfą. Sauliui palengvėdavo ir piktoji dvasia nuo jo pasitraukdavo. Ir aš mačiau tų bendruomenių, tų bažnyčių, protestantiškų sektų, kurios stovi viskas pastatyta ant šlovinimą, 20-30 metų alkoholizmą matė, smegenėlės išdžiūvusios tos visos, bet jie laikosi ant tokią ant emocinę. Tas emocijas sukelia tokia ritminga, per daug emocionali muzika. Sukelia, jie laikosi, jie verkia, jie sviruoja, kelia rankas, jie labai gerai. Nuim šitą vėl pasidėti, vėl pamatysit apsėstą žmogų. Vėl gers, vėl valiosis patvary girtas. Ir vėl ant tų emocijų jis viskas. Jėzus mane išgelbė, aš dabar nevartoju jau 3 metus. 20 metų šėtonas mane užvaldė, bet dabar 3 metus, kai aš pažinau Jėzų, Jėzus išvadavo. Ir jis svaigs ant tų visų emocijų. Grinai, ką šventas raštas aprašo. Muzika, jos pagrindinė funkcija krikščioniškose bažnyčiose skatinti emocijas. Statyti tikėjimą ant emocijų. Šventame rašte emocijos yra širdies simbolis, taip? Yra protas, yra širdis. Tai yra emocijas, tai reiškia apibūdina terminu širdis. Ir šventas raštas perspėja, nestatyti tikėjimo ant širdies. Visi galvo, širdimi, priėjimas prie Dievo, širdimi per širdį, Dievas kalba į širdį, Jėzus gyvena širdį ir ko tik nėra. Šventas raštas to nemoko. Tai yra pseudomistinės doktrinos, prieštaraujančios Dievo žodžiui. Tanachas sako, Dieve gink, nepasitikėk širdim. Pasižiūrėkim, Jeremijas 17:9. Širdimi tai reiškia emocijomis, jausmais. Kodėl nepasitikėk? O todėl, kad širdis yra labai klastinga ir be galo nedora, kas ją supras. Įsiklausykit, gerbiamoji. Širdis yra labai klastinga, pirma, be galo nedora. Antra. 2 dalykai. Klastinga ir be galo. Kiek nedora? Be galo. Nesimato galo nedorumų širdį, emocijose. Taigi, nuodėmingi polinkiai slypi ne prote. Nevaliai slypi emocijose. Ir jeigu protas ar valia paklūstų tom emocijom, tai tada žmogus išeina iš kelio. Kaip aš galiu vadovautis dalyko, apie kurį Dievo žodis sako, čia labai klastingas ir be galo nedoros dalykas. O, išseksiu širdim, Dieve per širdį veik manį. Be galo nedoras, sako, Dievas. Žiūrėkit dar vieną vietą. Patarlių 28, 26 eilutė. Kas pasitikė savo širdimi yra kvailas. Ką reiškia pasitikėti širdimi? Kas pasitikė emocijomis. Jeigu aš pajutau, man tai gera, malonu, tai jau nuo Dievo viskas čia šventa. Ir žmogus pasitikė, va čia reiškia pasitikėjimas širdim, emocijomis. O čia man nemalonu, čia nenoriu, va jausmas mano priešinasi, reiškia žmogus sako, širdis priešinasi, va, tai čia bus ne nuo Dievo. Tai jis kvailys, jeigu tai galvoja savo šventas raštas. Kvailys. Kodėl? Mes jau paaiškiname Jeremijas 17, kodėl negalime pasakyti. Be galo nedora, labai klastinga ir be galo nedora. Galo nėra jos nedorumų. O krikščionybė stovi ant emocijų, krikščionybė nestovi ant proto. Tegu tik neseka, pasako visi krikščionių apologetai, kad galima natūralią teologiją protų įrodyti kažkokią krikščionybę. Absoliučiai, krikščionybė ir sveikas protas, racionalus mąstymas eina visiškai priešingom kryptim, viena prieš kitą.